kad, va, tipo, reiškia, čia per artėčių, čia jau tu čia, jo, kvaila, va tokio atstumo jau ten, gerai, į dešinę pasuksim. Ir po to bus viena juosta kairiau, važiuosim ten po to Ariogalos. Rodyk, spėsim, rodyk kairį. O, gerai. Ir čia lėtai, nes jie labai nemato mūsų pirmumas, bet jie turi, va, ir tada tą perį iš karto, va. Va. Ir dabar už 100 metrų į kairę. Tai, va, gera juosta, jo. Va, jeigu tiesiai, tai na, jau reiktų. Tada nelenkti autobuso, nes jie pradeda važiuoti ir paskui nespėja sugrįžti. Tai kairę. Žvilgtelt vis tiek ten, jo, nes čia iš velnė žino, iš kur atsiranda. Tai va, normaliai persinikai. Ir dar iškerčiau. Va, tada jie čia. Va. Ir dabar už tų dviejų mašinėlių, va ten suksim į kairę. Tai jau rodyt, tai iš kurios reikės juostos? Iš kairės juostos reikės. Pristabdyk. O čia, va, lėčiau, čia suksim. Čia suksim, jo. Wow. Taip, ir čia, va, ta vežėjų gatvelė. Mėgsta jie. Ten, tai irgi jau iš kairės, bet va čia už tų, ir čia dvi pusės, tai turim taip laikytis. Taip, oi, tik tai ne per portą. Kas čia? O, taip. Nes jeigu šitą mėgsta ir iš čia, ir iš ten, o čia tų lygiai reikšmė. Dabar gal ir kitas apvažiuosim gale gatvės į kairę. Jau rodo posūkį. Jo, lenkimas, dvipusis eismas. Ir dar sugrįšim, nes čia gali kas nors nusitiekė, štai mes dar biškį tokį padarysim. O taip, va. Ir į kairę. Į kairę, lėčiau. O, kad būtų laisva. Nes čia turi, žinai, iš toli, kad paskiau kokiam, jeigu tik pristatyta ir jau atvažiuoja, tai ir jau įlysim ir tada jau turės kažkas atgal važiuoti. Reikia iš anksto irgi žiūrėti, kad nereiktų atgal važiuoti. Čia va tokia gatvelė, mokyklų sankryžėlė, bet jinai žvyrkelis, tai jie turėtų duoti kelią, ne? Vat jinai irgi be ženklo, bet jie žvėriukas, tai jie turi duoti kelią. O dabar ten, kur ta mergelė, mes į kairę pasuksime. Vėl sugrįžtų. Teisingai, labai gerai, į kairę. Jo, va, tai čia jie šalutiniai, tai mums priešų ir tada, jo, priešų lenkiančių nėra ir pešiųjų nėra. Ir va, tokio čia, ir tik tai tada lenkia, žinai, jie nori, kad čia įvažiuoja, paskiau aplenkia. Nes, žinai, jeigu gali atlikti, kad ne iš karto į priešinę, bet išvažiuojant iš sankirtos, kad būtum dešiniai pusė, jeigu tai įmanoma. Tiesiai. O, kas čia? Reikšmė irgi nežymėta. Iš dešinės daugiau žiūrėk. Iš visur apsižiūrėti, bet praleisti reikia iš dešinės. Tai tam biškį prioritetas daugiau, o paskiau dar įsitikinę, ar tau duoda kelią kairiniai. Dabar biškį toliau nuo jo. Ir dabar vėl čia sugrįžti ir dabar suksim į kairę. Va, metrą šaligatviui paliekam, o čia dvi pusės, o čia vėl vien pusės bus. Lėtai bijok, o taip, tada tik tai turi per tas mašinas, kai užstoja, tai galvot, kad yra ir iš tikrųjų lekia, tai tu turi prikišt nosį, prisėlinti, o dabar į dešinę vėl labai siauras, rodyk dešinę, irgi bijok, tada lėčiau truputėlį, prikiš ir pažiūrėsi, gal banditai atvažiuoja, va, biškiai pasisuki, nes čia dvipusis eismas, va, neatvažiuoja banditai, neatvažiuoja tada. Turėjau manį regitrą. Ne, nu tai nesvarbu čia. Lempolė yra ir tų. Čia iš tikrųjų, tai jie nebanditai, bet parodai vėl, taip. Nes jeigu tu, žinai, atvažiuoja ir kitas atvažiuoja, ten toj siauroj vietoje ir tada jau dožiukai ant leptelio. Va, tiesiai važiuosim, laikomės čia, Kreivos gatvės. Va, jinai tau duos kelią, tu čia žiūrėk.
dedi, tai reikia pamujuoti. Ta nemato, knygas skaito. Reiškia, jinai praleidžia, o tu biškį atsargiau iš čia pasižiūrėk. Ir tada ta trajektorija, kad tą namo nenugriautum. Šitą labai mėgsta jie, Regitra. Toks labai rangimasis tarp tų, žinai. Va, tie sankryžą turim, žinai, būti visą laiką. Čia tai dar nelabai siaura, bet kur būna labai siaura, tai turim labai būti savo kraštelį dar biškį arčiau. Į kairę suksim. Va, tai toks labai bijok. O, tada. Nes toks, jeigu tik biškį greičiau, jinai jau per toli. O, ką Regitra padarė čia. Suka, nes ten įvažiavimas labai aštrus ir ant linijų turi neužvažiuoti. Ir dviratininkų dar pažiūrėti, jeigu čia nuo kalno koksai lekia. Na, va, tai už 50 metrų suksim į dešinę į Regitrą. O kaip angeliukas važiuoja. Ir mes į antrus vartus įvažiuojam. Ir jie važiuoja į antrus vartus. Dar negana jau. Tai. Dar nepadarė kritinių, reikia galvoja. Ką? Nu gal jisai tiesiai ten važiuos, nežinau. Jis tą T-formą darys, tai aplenkim. Va, liepia jam T-formą daryti. Į tą žvyrkelį, matai? Ir į kairę. Jo, jis tą formą tą daro. Nu, ir pastatysim kur nors, kaip nėra ženklo, reiškia galima pasirinkti. Jau toks paskutinis jo manevras turbūt jau viską. Nu tai dar grįžti ir ten, dar turi kvėpuoti iki galo, dar ten pastatyti, dar išklausyti, padaręs protingą veido išraišką išklausyti ir tada jie mato, kad supranta, tada duoda teises. O jeigu būna nusisukęs ir susiraukęs, tai reiškia nesupranta žmogus, kad jam aiškinama. Tada reiškia jis dar nėra pasiruošęs prisiimti atsakomybės. Na, labai gerai. Va, puikiai. O jisai dar grįžta. Dar jam čia, žinai, va, matai, kokių reikalų dar, va. Mergaitė. Va, tik biškį turėjo didesnį lanką, nes, kad ne per priešinę, nes paskiau jie, žinai, kai grįžta, jau varo kairinę, žinai, turi dešininę visą laiką iki galo. Stabtelk.